Labadiena, norėčiau paskutinį kartą grįžti prie daktaro Aleksandro Alekseičiko klausimo. Vakar to daryti norėjau, nes, turbūt už vakar nuaidėjo šimtmečio šūviai, grąžinę mus į Linkolno, Kenedžių politinių žmogžudysčių laikus, dėja sulaukėm to laiko. Bet vėl grįžtam prie Lietuvos reikalų ir linkėdamas visiems susigaudyti savo lytyje, norėčiau pacituoti labai gerą homoseksualaus žmogaus, Eimanto Gudo. Aš jo tikrai dabar čia nei viešinu, nei įžeidžiu, nes tai jo paties komentaras Facebook'e apie konversijos ar lyties seksualinės orientacijos keičiamą terapiją. Cituoju žodį žodin. Pastaruoju metu Lietuvoje vėl kilo daug diskusijų dėl homoseksualumo kilmės, raidos ir galimybės homoseksualams pasikeisti į heteroseksualumą. Šią temą turime Lietuvoje labai gerą knygą, parašytą labai mano gerbiamo psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos. Jis teigia, kad jei homoseksualas nori visos raidės didžiosios, jis gali pasikeisti savo seksualinį potraukį psichoterapijos pagalba. Svarbu, kad terapija būtų savanoriška ir neparemta šarlataniškais metodais. O tinkamų psichoterapinių metodų tikrai yra, tik ne visi apie juos girdėję, kaip ir ne visi nori apie juos girdėti. Taip pat Lietuvoje kilo diskusijos apie atstatomosios arba konversijos terapijos homoseksualams uždraudimą. Jei jau esame liberali valstybė, manau, kad turėtų būti galimybė homoseksualams tokią terapiją pasirinkti. Uždraudimas sulaužytų kai kurios asmenys ir būtų moraliai neteisingas. Tai yra homoseksualaus žmogaus kreipimasis į Lietuvos gydytojus, į tą tokį vadinamąjį pseudoelitą, kurie pasišovė netgi uždrausti šitą konversinę terapiją, kuri dėja tam tikrose Europos šalyse jau galutinai nudurnėjusiose genderistiniais klausimais ir yra uždrausta. Šitas komentaras Eimanto, ačiū labai, mielas Eimantai, už drąsą jį parašyti, jis tiesiog sudėlioja visus taškus ant į. Tai yra akivaizdesnis negu akivaizdus įrodymas, kad pirma, tokių žmonių yra, antra, kad tokia psichoterapijos forma yra ir kad jie nori savo padėti ir kad jiems galima padėti. Na ir labai tokia liūdna ir agresyvi diskusija išsivystė po autoriaus šituo pasisakymu. Išlindo Lietuvos šviesuomenė su tais pačiais tokiais lozungais iki apsivėmimo nuvalkiotais, tai ką čia yra liga. Žmogus labai paprastai paaiškina, aš blogai jaučiuosi, jausdamas potraukį tos pačios lyties asmenį. Jis tą supranta, kad niekur tai neveda. Ir turbūt ne visi skaitėt mano interviu prieš tai buvusi video šią temą. Interviu buvo Giedrės Gorienės ir paties daktaro Aleksandro Alekseičiko, kur jisai pasakoja apie jo kolegų, jo darbovietėje reakciją, kada 5 minutės metu direktorius uždavė klausimą ir liepė prabalsuoti, ką iš jūsų įžeidžia daktaro Alekseičiko interviu išsakyti faktai. Tai iš 30 kolektyvo žmonių neįžeidė tik tai 2, kurie susilaikė, ir 1, kuris nubalsavo, kad jo neįžeidė. Visus kitus giliai įžeidė. Ir čia yra turbūt mūsų inteligentijos tragedijos iliustracija, kada žmonės visiškai bijo pasakyti savo nuomonę. Visų pirma, klausimas nebuvo formuluojamas, ar gydytojas Alekseičikas pasisakė, pavyzdžiui, neetiškai, ar jo žodžiai buvo prieš medicinos logiką, prieš mokslo logiką. Ne. Klausimas buvo, ar jūs įžeidė. Medicinos universitete jau pirmosiuose kursuose yra dėstomos tokios, įrodymais grįstos medicinos tiesos, kada jaunuoliams, dar visiškai jaunuoliams, yra pateikiamas toks elementorius, kad tu negali užduoti klausimo suponuojančio atsakymą. Tai kaip pavyzdžiui pasakysiu, ar jūs esate už
siaubinga moterų kačių diskriminacija darbo rinkoje. Taip, tu negali uždavinėti tokių klausimų, čia lygiai taip pat. Taigi, mielas direktoriau, jūsų lygis jau ne pradinės mokyklos. Jūsų tokia apklausa yra darželio lygmens. Labai gaila, kad jūs vadovaujatės ir aš jūs, Martynai, prisimenu kaip tokį mielą jaunuolį, žingsniuojantį nuo mūsų korpuso link to mūsų teritorijos šlagbaumo. Kas jūs tai pakeitė gyvenime? Visgi pakeičia tas bendravimas tokiai terpiai, viršininkavimas, bandymas būti kažkokiu geru. Bet dėl to žlugdyti profesijos autoriteto tikrai nereikėtų. Aš suprantu dalį tų žmonių, kurie balsavo, kad juos įžeidė, tai toks, kaip ir susidorojimo forma. Galbūt jeigu tu savo kompetenciją nesugebi sukelti konkurencijos tam daktarui, tai tu kažkaip tokiu būdu stengiasi jį pažeminti, bet tai jau yra tikrai labai toksai gėdingas. Ir, mėly įsižeidusieji, ar jūs suprantat, kokią jūs darot žalą, nusilenkdami tokiam, genderistiniams, tokiems tikrai visiškiams dundukams iš dalies. Kiti protingi žmonės, bet jie tiesiog atidirbinėja už pinigus. Lietuvos visai medicinai. Įsivaizduokit dabar jaunuoliai protingi žmonės, tų tokių lytyje nesusigaudančių, kaip ten tie Eurovizijos prietrankos, jų yra labai mažai. Ir įsivaizduokit dabar koks nors normalus, jaunas, gabus studentas iš Žemaitijos, kaunietis, jis norėtų stoti į mediciną. Ir staiga viešoje erdvėje jisai stebi šitą jūsų visą elgseną, visą šitą diskusiją Alekseičiko klausimu, tai jam tokia mintis, kad nafik, kad mane tokie mokytų, kad aš tarp tokių dirbčiau, ir jis savo ramiai pasirenka turizmo vadybą ar kažkokią tai programavimo studijas, kad žymiai lengviau ir greičiau. Nedarykite, nekiškit tokios kiaulės visai Lietuvos medicinai. Medicina yra rimtoj krizėje, neatsigauna dar po to COVID nesąmonių. Ir stojančiųjų mažėja, vidurkiai mažėja, medicinos profesijos populiarios, nepopuliarios yra labai persiskirstę, tiesiog dramatiškai aukštinkojam viskas apsivertė. Ir psichiatrija, ypatingai psichoterapija, viena tų, kurios dar palaiko tą tokį, šiuo metu yra zenite ir gali pritraukti gabius žmonės. O jūs taip savo profesiją minate į purvą. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad tai dar vienas įrodymas, ką aš sakiau jau 10 kartų, jeigu ne 100. Tai labai šitą visą situaciją padeda atskirti homoseksualių žmonių interesus nuo LGBT. Homoseksualių žmonių interesai ir LGBT neturintys nieko bendro. Homoseksualų žmonės tūkstantmečiais gyveno tarp mūsų, yra daugybė puikių savo sričių specialistų, labai mielų žmonių, su kuriais ir aš dešimtmečiais bendrauju ir nėra jokių bendravimo problemų. Ir tuos žmonės labiausiai ir erzina šitą buką propagandą. Ir yra LGBT labai žalojantis ir žiaurus biznis, kada po visą pasaulį laksto desantas gerai apmokamų triukšmo kėlėjų. Ir visose valstybėse ten tie jų paradai yra tokie patys, pirmose eilėse yra išrikiuojami ten jau patys labiausiai atsilupę tos valstybės politikai ir visuomenės atstovai. Lietuvoje ten, mačiau, pirmose gretose buvo Žalimas, Armonaitė, Sabaliauskaitė, kas ir patvirtina tai visą tokią bendražmogiškąją vertę. O nuo ten antros, trečios eilės, jau kada baigėsi ten tie vietiniai tokie dundukėliai, su tom vėliavytėm jau prasideda desantas. Aš pats nebūčiau savo akim matęs to desanto išvykimo iš Vilniaus oro uosto, kokios tai minios žmonių, aš jums to nekalbėčiau. Aš tai mačiau 2004 metais po garsiojo parado, kada už rankų ir kojų buvo išnešamas Petras Gražulis. Ant rytojaus aš su šeima skridau į Kretos salą. Tai žodžiu, netapatinkim to nešvaraus biznio ir homoseksualių žmonių. Mėly kolegos, linkiu drąsos išsakant savo nuomonę ir nedarykime kiaulystės vieni kitiem. Ir tą klausimą pabaigiu. Viso gero.